Nuotaikų akcijų rinkose galima drąsiai vadinti indeksų griūtimi. Panašu, kad jau nelabai kas stebina JAV ir Azijos indeksų kritimas beveik virš 6%. Prastos makroekonominės naujienos vis daugiau ir garsiau signalizuoja apie ekonominę recesiją, pardavimų bei vartojimų mažėjimų, o tai apkarpo bendrovių pelnus. Europos indeksai patraukė į neigiamą pusę, krisdami virš 3%. Investuotojus vis baugina pasirodantis pranešimai apie per pasaulį besiritančius masinius darbuotojų atleidimus. Tokios kompanijos kaip Rolls-Royce, Sandvik, PSA, Peugeot, Citroën bei keletas Japonijos automobilių gamintojų jau skelbia apie darbuotojų atleidimus. Nuo naftos kaina artėjo link $50 už barelį ribos. Mat lėtėjantis ekonomikos augimas stipriai mažina jos paklausą. Pabaltijo akcijų rinkos judėjo tą pačią kryptimį kaip ir užsienio akcijų indeksai. Investuotojams stinga lėšų, kurias galėtų skirti investavimui, bet to baimė dėl finansinės krizės jau seniai verčia išsiparduoti turimas pozicijas. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas smuko 4,1%. Rinkos dalyvius paveikė raudonavusios užsienio rinkos. Vienintelė ūkio banko pozicija šiandien ėjo prieš srovę ir fiksavo teigiamą daugiau nei 6% pokytį. Ko gero, investuotojai tik šiandien smarkiau sureagavo į banko skelbtą žinią apie įsipareigojimų sumažinimą, grąžinant paskolas. Tai rodo, kad tokių sunkių finansiniam sektoriui metu bankas sugeba laisvai disponuoti turimas lėšas. Kitų šalies banko akcijų kaina ir toliau grimzo žemyn. Iš jų labiausiai krito Snoro banko akcijos, fiksavusios leistiną beveik 15% nuosmukį. Mažai palaikymo susilaukiančios Lifosos akcijos nudardėjo iki 16 litų 88 centų ribos. Per mėnesio laikotarpį beveik 23% vertės praradusios TLT akcijos panašu ir toliau buvo spaudžiamo žemyn iki 1 lito 21 cento lygmens. Rygos vertybinių popierių biržos indeksas fiksavo kiek mažesnį 1,23% neigiamą pokytį. Bendra biržos apyvarta buvo menka vos 16 000 Latvijos latų. Aktyviau šiandieną prekiauta Ventspils nafta akcijomis, kritusiamis virš 3%. Na, o Talino vertybinių popierių biržos indeksas demonstravo beveik didžiausią mėnesio kritimą – 5,66%. Daugiau kaip 13% krito Baltika Silvana Fashion Group akcijų kaina. Prekybos pabaigoje 0,20 € kainą fiksavo Arkovaro akcijos. Daugiau kaip 1 milijoną eurų apyvartą tiesioginių sandorių metu pasiekė Talino Vesti akcijos. Bendra šiandieną biržos apyvarta siekia beveik 2 milijonus eurų, o kilusių pozicijoje rinkoje tikrai nebuvo matyti. Šiandieną naujienų tiek, kylančių jums rinkų.